Nėra jokio pagrindo pateisinti smurtą artimoje aplinkoje. Nuo šiol kovai su juo bus pasitelkiamas dar vienas įrankis – apsaugos nuo smurto artimoje aplinkoje orderis. Jei jums ar kažkam kitam šiuo metu gresia pavojus patirti smurtą artimoje aplinkoje, nelikite abejingi. Skambinkite bendruoju pagalbos numeriu 112. Į tokius skambučius reaguojantys policijos pareigūnai gali sustabdyti pavojų keliantį asmenį ir apsaugoti pavojų patiriančius. Atlikę rizikos vertinimą ir nustatę pavojaus riziką, policijos pareigūnai pavojų keliančiam asmeniui skirs 15 dienų orderį, kuris įpareigoja laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos ir nesilankyti pavojų patyrusio asmens gyvenamojoje vietoje. Policijos pareigūnų nustatytų atstumu nesiartinti prie pavojų patyrusio asmens ir kartu gyvenančių asmenų bei vaikų. Nebendrauti, neieškoti ryšių su pavojų patyrusiu asmeniu ir kartu gyvenančiais asmenimis bei vaikais. Nesilaikant šių įpareigojimų bus skiriama piniginė bauda. Nustojus galioti orderiui, smurto pavojų patyręs asmuo gali kreiptis į teismą, prašydamas apginti jo teisės kitais įstatymų numatytais būdais. Smurto artimoje aplinkoje pavojų patiriantiems ir smurtą patyrusiems asmenims pagalbą teikia specializuotos kompleksinės pagalbos centrai visoje Lietuvoje.